Ir karas, žinoma, toliau baugina ir Lietuvos visuomenę. Labai aiškiai tai dar kartą pamatėm Kapčiamiesčio bendruomenėje, kai paskelbta buvo apie naują poligono vietą ir atrodytų tokie dabar du pagrindiniai vardikliai išsiskiria iš tos bendruomenės. Tai vienas tas, kad daliai žmonių tai nėra tik kažkokia žemė žemėlapyje, tai jų protėvių namai, ką jie labai aiškiai deklaruoja ir nenori galbūt iš poligono teritorijos pasitraukti. Na, o kiti poligoną mato ne kaip saugumo garantą, o kaip pirmą karinį taikinį, jei ateitų diena X. Kaip jūs pats matytumėte, įmanoma šią bendruomenę nuraminti ar ne? Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tai yra labai svarbu padaryti. Ir kuomet su žmonėmis kalbi nuoširdžiai, kalbi girdėdamas juos, suprasdamas juos, tai ir tas pokalbis būna gerokai konstruktyvesnis. Mes turime gerų pavyzdžių. Mes turime Šalčininkų rajono situaciją, Rūdininkų poligono situaciją ir tai rodo štai ką, kad esant gerai valiai iš abiejų pusių, visus klausimus galima spręsti pačiu naudingiausiu būdu ir kad bendruomenė neliktų nuskriausta, tačiau kad ir valstybės saugumo prioritetai būtų išsaugoti. Todėl be abejo, aš labai atidžiai seku žmonių nuotaikas ir Kapčiamiestyje, ir kitose regionuose. Poligonas yra nepaprastai svarbus tam, kad kariuomenė būtų funkcionali. Juk taip, kariuomenė nekariauja ir didžiąją laiko dalį dirba taikos sąlygomis. Tačiau tam, kad būtų pats profesionaliausias kariuomenės lygis, tam yra būtina poligonai, tam būtinos treniruotės, pratybos. Ir štai kodėl mūsų sąjungininkai kalba, kad poligonų Lietuvoje galėtų būti daugiau, jeigu Lietuva iš tikrųjų norėtų pritraukti daugiau sąjungininkų į Lietuvą. Mes tai norime padaryti, aš tai noriu padaryti. Aš noriu, kad Vokietijos brigada būtų dislokuota Lietuvoje iki 2027 metų, kad Jungtinių Amerikos valstijų batalionai liktų čia rotaciniu pagrindu. Dedame visas pastangas, kad tai būtų padaryta, tačiau žmonės turi suprasti, kad tam reikalingos ir tinkamos sąlygos, kad kariuomenės čia tiesiog turėtų ką daryti. Ir tikrai, jeigu žmonėms kyla klausimų, juos gali atsakyti tiek krašto apsaugos ministras, tiek premjeras. Neatmetu galimybės, jeigu tik tai yra noras atvykti pačiam, susitikti, aptarti visus probleminius klausimus ir pateikti atsakymus.